Tai labą rytą. Turim 8 ryt ir šiandien, ko mes veiksim, jau seniai planavau to idėją padaryti ir šiandien pagaliau turim laiką. Tai šiandien norėčiau visai aplankyti 5 Žemaitijos, toks mažiau žinoms vietas. Aš nenorėjau vietų pagal tas vietas, katros į labai žinoms, tarkim, kaip Japonų sodas ar visokie labai gerai žinomi bokštą, ar ir tas pats Platelių ežeras. Aš šiandien nusprendžiau aplankyti toks mažas žinoms, kur internete tur gal po kokią vieną ar kokius 2 atsiliepimams. Ir pirmoji vieta, į katrą mes važiuojam, yra nutolus gal 60 km nuo Plungės. Ir tai ir tiltas per jūrą, kabantis tiltas. Tai nėra jūra, katrą galvojat prie Šventuosios, beždžionių tiltas. Tai iš tikrųjų yra kaimėlis, katras vadins Pajūris. Tai nuvažiuosim prie to tiltą ir pasižiūrėsim, ar bestovi šviesons dar. Tai bus pirma iš 5 vietų, katras mes aplankysim. Tai tokį planą būtų dabar. Mane ta vieta primena, kaip Šrek su asilka gelbėtų. Tai jo apie to tiltą, kad čia ir Pajūrį prie Šilalės. Aš nikap nerandu kažkokios informacijos. Bet ko galiu pasakyti, čia ir gera vieta, jeigu nori prasitestuoti savo pusiausvyrą. Šiaip labai matos, kad jį gerai padarytas ir ganėtinai tvirtas, bet žiauriai būna. Tai ko aš pagalvojau vienu momentu, tai galėtų būti visai nebloga užduotis, kur policija sustabdė ir duoda prasipūsti. Tai kur sakė, kiek teis linijai, tai galėtų visus suvežti ant to tilto ir palikti. Tai būtų įdomu pasižiūrėti. Tai jo, tai tik būtų apie to vietą. Aišku, pridėsiu aš dar tikslesnį lokaciją tas vietas, kad žinotum, nes galbūt, kad netikslę pasakiau. Bet jo, tas tiltas ir Pajūrį. Žinokit, kad Pajūris nėra Šventoji arba Palanga. Čia yra toks kaip miestėlis arba kaimėlis, dabar tiksliai irgi nenoriu pameluoti. Tai parašys pavadinimą ir, kaip minėjau, dabar laiks bus keliauti į antrą mažą lankytiną vietą, kad yra Tverus. Tvera ir netoli Plungės iš tikrųjų. Netoli Rytau. Tai tikriausiai ir susimatysim jau. Žiūrėk, ir čia tavo klausimas, mes dabar buvom pirmo iš 5 vietų, ne? Ir pamatė to tiltą. Jie turi dėti į top 5 vietas, nežinodama, koks bus kits į kelintų vietą dėti. Tai iškart pirm. Į pirm? Bet tu dar kitų nematė? Manau, kad bus pirm čia. Bet tu negalės keisti savo nuomonę. Žinau. Nes moteris esi. Man todėl, kad negyventi. Tai nors mes jį atvarėm prie tuo Tverų pažintinį taką, bet iš pradžių aš galvojau ieškoti tokių vietų, katros į mažą žinomas arba katros neturi daug atsiliepimų. Arba nebūtų, kai rašą top 10 Žemaitijos vietų kokiam nors puslapį. Bet atvarėm į to vietą irgi, tai čia belė kiek mašinų ir žmonių pilna. Tai nežinau, daug ko ne tik maža tų atsiliepimų duod, nes šią vietą tikrai įspūdinga. Tik dar nenuėjom prie to akmens, kurį ir su veidu. Ir prie vaisingumo akmens, prie katro einam dabar. Nieko veidą buvom. Tai Erik savo nori pasiūlėti prie vaisingumo akmens.
nors ta vieta ir yra visokiam mitologijom apipinta ir, anu laik iš tikrųjų stebuklinga vieta ir Lietuvoje įrašyta kaip viena iš stebuklingų vietų. Bet kas įdomu, kad visi atvažiuoja čia ne kažkokių akmenų pasižiūrėti, ar tų pačių sveikatingom akmens, ar šaltinių, bet visus trauktas akmens veids, kur yra. Ir kiek mes einam sverk, niekur nerodom to akmens, nes kaip ir užrašai irgi nebuvo. Tai aš nežinau, gal įdės tiesiog nuotrauką, aišku, dar pasiėm paieškoti, bet kol kas nei aš, nei Erik nematom to akmens. Tai jo, tai biškį liūdna dėl to, bet jeigu jį tik įrašytumėt Lopaičių akmuo su veidu, tai tikrai išmestų tų rezultatų. Tai yra kiek įvertinti to vietą? Labai daug vaikščiai tarp akmenų, bandė vesti iki vaisingom akmens. Tai automatiškai dėtko į ketvirtą vietą. Tai antroji vieta iš 5 aplankėm ir trečia vieta, katru važiuosim ir Krake. Toks kaimėlis, ar miestėlis netoli Mažeikių. Tai ten ir dar viena įdomi ir ne visiems žinom vieta. Tai ten apsilankysim. Ta vieta ir nutol 60 km nuo mūsų ir liks po to dar 2 vietas aplankyti. Tai atvažiuom su Eriku valgyti į Samogitos food, nes pasirodė, kiek rakių ir ne 9 kil. Ir kai valgyti užsinorėjo joks iš manęs. Tai jau varysim pavalgyti ir keliausim toliau. Tai va, pavalgėm Samogitus prie Rainių, čia prie Patelšių ir daviau tą nufilmuoti, kaip valgo, tai išsipėdavo iš manęs. Ne? Tai išsaitis dalys. Tai jo, toks naujienas, važiuosim toliau į Krakis. Tai atvažiuojam į Krakis, kad ir prie Mažeikių ir einam į to lankytin vietą. Ir čia reikėt per grynus laukus, o tą lankytin vietą tai turi 14 atsiliepimų iš vis. Ir daug kas rašė, kad iš vis nėra tos vietos arba sunkus priėjams ir tai labai tikrus, kad su Erika rasim ir nebūsim užrakinti. Bandysim lipti.
Amatas. Nu, į kelint vietą statato. Trečią, nes pasmingesnį nei praeit. O kas buvo prie toj? Tai akmenys. Ai. Tai dar liko antrą ir penktą, ne? Nu ir kodėl aš rodau ir pasirinkau tų Kveitsko bunkerį. Nu nes iš tikrųjų, nu čia yra tikras dalykas. Realus faktas nėra kažkoks kraštovaizdį bokštas ar kažkokia tai nuošliauža gamtos. Svarbu ir toks dalykas parodyti, nes tas laikas iš tikrųjų taip ir vyko, kad būdavo tie bunkeriai. Kur dabar atrodo šiandien ir nesudėtinga nuo mūsų pasislėpti, kad ir nu ko bereikėtų. Seniau turėdavo lyst po žemį ir bunkeris kasti. Ir dar dėl ko noriu aš va toks veids parodyti, kad Anas ir mažas žinoms, kaip ir minėjote, turi 14 atsiliepimtą vietą. Ir kažkada bus taip, kad nu va tokių vietų nieks nebeatsimins. Tai yra parodys dabar ir įkelsiu į video ir įmesiu aš to adresą, kad jeigu turės progą aplankykite toks vietas ir pagerbkite tus žuvus partizans. Tai jau vien dėl to pasirinkau to vietą, nes nu anu to ir savo prasme ir kad nusileidai tau bunkerį jaudas toks, nu tu slogė emocijų. Tai tiek būtų dabar ir keliausim jau link Skaudo, jau biški viršų. Tai atvykom prie Barstyčio akmens ir čia to akmens net apie filmuoju, tai reikės dron kelti, a ne Erik. Nu ir tai ir Puokės arba Barstyčių akmuo. Nu jau didžiausias riedulis Lietuvo. Sveriant 608 tonų, nu iš kur žinau, nes pasigūglinau. Ir ko norėjau pasakyti, kad ta vieta ir nu tikra žinoma bent jau aplinkinius miestelius, nu nes didžiausias akmuo visgi. Bet ko aš pastebėjau, kad ant turi labai mažą atsiliepimą internete, tai vien dėl to norėjau tų akmenį dar kartą paminėti. Tai jo, tikrai įspūdinga atrodo, bet aš turiu vien teoriją. Žinot, kaip ir tos tik į galvas ir kuri tik tas statulas išlindus, arba tos piramidės, kur tik ta galūnė ir išlindus, bet iš tikrųjų vis piramidė ir po žemį. Tai jo, galit manim laikyti klaunu, bet aš manau dar kai 60% akmens ir po žemį pasislėpti. Nu, bet čia tik ta mano nuomonė. Tai apsilankėm Barstyčių akmenį ir keliausim jau į paskutinį tašką, katras ir visai netoli Skaudo. Tai tiek ir žinių iš šio akmens ir keliaunam toliau. Čia pagal viską turėtų būti irgi mažiau žinom saulėmuškų lauks, bet pilna žmonių čia. Į mašiną, kaip privažiavus, aš nebūčiau pagalvojus, kad tokia vieta prilakiu ir tokia vieta ir suteik žmonių iš tikrųjų. Tai Erik, mes atvarėm į tus lauksane ir mes buvom tam prie to akmens, tai katrą vietą katram duodi. Atsiprašau akmenų, bet šiandien tam nepandu. Anykščių. Anykščių, biš ne to pusė. Tam Barstyčių. Ne Anykščių, kas įrantus, kas tam buvo. 5 vieta bus. Koks tam buvo akmuo? Barstyčių? Barstyčių turbūt. Nu tai 5 vieta, neįsižeiskit akmenys. O tai tas antra, ne?
Jo, manau, gerai išsidės visai. O tai nesigaili, kad būtum jiems parmė, nebūtum pasirinkus ten tu tilp. O tu tas tuik tilp tada. Nu jo, bet tu tuiks lauks atrasti. Dar apėsi aplink tų saulėmuškų. Peivai ir pažiūrės, ko dar gražas galėtų pamatyti. Nes čia ir visokių tokių belekap išdėstytų objektų. Pavyzdžiui, čia ir saupynės. O ten turim veikojant pianinų padėti. Ką panuoti tempi? Aš nežinau. Nu jau į to klausim negaliu atsakyti. Bet reikėtų pažiūrėti, ar ant veikia švies. Nu, šiaip turėtų veikti, nes mačiau, kad groja. O kai įsiderins? Šiaip ir supinį grota, galėtų mane kokį sonatą sugruoti. Jo, pianinci veiklantis, tik reikėtų meistrą iškviesti čia į laukus, kad suderintų. Tai saulėmuškų lauką ir pripat Skoda. Nu, aš dar adresą patikslinsiu. Ir ko aš pagalvoju, čia būtų žiaurė gera veit filmuot kokį siaubą filmų naktį. Tas pianins vidury laukų naktį tikrai atrodyt bauginantį. Paskiau tai visokiai saulą supinį sudėt. Nu veit tikrai keista, įspūdinga, tai galiu pasakyti. Ir jo, tai būtų 5 vieta, katrą norėjau aplankyti. Ir katra būtų mažiausia žinoma, remiantis, nu, žmonių atsiliepimas parašytas. Ir jeigu norit, galit Erika kokį gražesnį komentarą parašyti. Nu, man šėris neskauda, dėl mūsų nerašykit, bet bus taip, kokie video be operatoriaus sėdės. Nes dabar vis tiek buvo nabištėp nedrasi. Bet paskui padėjau pafilmuoti, tai nužymė patogiau, kad nereik telefonė ištais tos kameras. Tai viskas ir tam kartu. Parašykit, jeigu žinot bent vieną iš tų veitų. Nu, tikrai manau, kad jūs žinote, nes gal netgi visas 5 žinot. Ir jau susimatysim kitam video. Ko da pagalvojau, kad tos saulėgražis mažas, kanus užaugs, čia pešans bus kažko matyti. Tai būtų viskas tam kartu. Dėkui, jeigu peržiūrėjote iki galo.